Ketvirtas dalykas, ko nenori, kad jūs suvoktumėte ir įsikeltumėte savo galvas didieji kripto žaidėjai, kripto rykliai, kripto influenceriai, yra tai, kad realiai rinkoje yra tik tais vienas brandus žaidėjas, vienas suaugęs žaidėjas ir tai yra Bitcoin. Tai yra vienintelė tikrai decentralizuota valiuta ir vienintelė tikrai ta valiuta, kuri ir turėtų būti vadinama kriptovaliuta. Tai yra Bitcoin. Kodėl? Todėl, kad yra vienintelė valiuta, kuri neturi centralizuotos valdžios, neturi kažkokio tai vadovo, kuri iš tikrųjų yra, taip kaip ir buvo numatyti, tai yra žmonių turtas, žmonių žmonėms, peer-to-peer network. Tai yra vienas vienintelis žaidėjas, kuris turi tą unikalumą. Visos kitos kriptovaliutos yra kažkam priklausančios, turi kažkokią tai vadovybę ir kitaip tariant, jeigu kažkas norės iš vyriausybės ar valdžios tuos pinigus paimti, tai yra institucija, kur gali nueiti, paimti kriptavati Ripple ar Ethereum ir paimti juos iš pakarpos ir paimti jų ir tame tarpe jūsų pinigus. Tad norit rimto žaidėjo, rinkitės Bitcoin.